pradėsime pokalbius Labame ryte ir mūsų studijos svečiai Lietuvos bušido federacijos prezidentas Donatas Simanaitis, labas rytas, bei pasaulio Šitokan karate ir bušido čempionas Jordanas Poškaitis, labą rytą. Labą rytą. Jau rytoj Vilniuje prasideda vienas didžiausių turnyrų Europoje, KOK World Grand Prix 2015. Tad kokio dydžio šis projektas, na ir kokios svarbos šis turnyras? Šis projektas, manau, pats didžiausias Lietuvoje, kokios gali būti, kokio istorija Lietuvos gal buvo. Dėl to, kad šį projektą transliuos 122 pasaulio šalys, yra vienas iš didžiausių sporto įvykių, sakykime, ne tik tai Lietuvoje, bet visoje Europoje ir vienas iš visame pasaulyje. Tai kovos, aišku, be abejo, patys stipriausi kovotojai iš viso pasaulio. Ir be abejo, tam esame pasiruošęs Lietuvos rinktinė ir visą tai rytoj reikės daug jėgų, daug išbandymų mūsų kovotojams. Kiek tų kovų numatoma, kokio ilgio tai turnyras? Visą dieną? Turnyras prasidės 7 val. Vakaro ir susideda turnyras iš 2 dalių. Pirma dalis eis 7 kovos, o antroji dalis 6 kovos. Antroji dalis prasidės pasaulinis Grand Prix, kuriame atstovaus Lietuvą iš tikrųjų labai stiprus kovotojas pasaulio ir Europos čempionas Sergejus Maslobojevas. Ką reiškia laimėti KOK World Grand Prix? Tai būti geriausiam iš geriausių. Tai be abejo, visi, kiekvienas turi kažkur tai finišą, turi olimpinės varžybas, kovos menai turi King of Kings, turi karalių iš karalių. Tai kiekvienas, kuris kovoja kovos menuose, turi pasiekti tą kartelę ir reiškia, kad tai būti geriausiu iš geriausių. Jordanai, ar yra amžiaus kategorijos, na kaip skirstomi visi kovotojai apskritai, ar tai daugiau jaunuolių, jaunimo, na kas dalyvauja šiame turnyre? Na, šiame turnyre daugiausiai dalyvauja jau tokias, kaip ir suaugiau. Aišku, kad patekti šitą turnyrą turi praeiti tam tikrus etapus, o imkime, svato varžybos vyksta bušido, kur jaunimas tenais kovoja dėl patekimų į tokius turnyrus. Ir jau tada, kai tampa jau kaip suaugusi, į amžiaus grupę suaugusių patenka, tada jau tenais galima ir sudalyvauti, bet pradžiai reikia praeiti nemažus išbandymus. Ar tik bušido kovos meną galima išvysti, ar yra ir kitokių menų matomų būtent šiuose kovose? Bušido yra, aš manau, kovos menuose tai yra numeris 1, dėl to, kad, nemanau, o taip yra. Dėl to, kad bušido universalios taisyklės leidžia galimybę išreikšti save. Visą gyvenimą kankino paslaptis, ne? Ir klausimas, kas stipresnis, ar boksininkas, ar imtynininkas. Tai būtent bušido ir sprendžia šią dilemą. Bušido yra universalios taisyklės, kur gali kovoti kaip ir karatistas, taip ir boksininkas, ir kung fu meistras, ir jiu-jitsu, sambo ir taip toliau. Ir įrodyti, kurios stilius yra geriausias. Tai šios taisyklės yra universalios ir pritaikytos visiems. Ir būtent pats bušido sporto šaka sprendžia šią dilemą. Tai dėl to jinai yra pritraukliai įdomi, dėl to, kad tai susitinka visos įvairių kovos menų stilių atstovai ir persikvalifikavę ir bando įrodyti, kuris yra kitesnis, kuris geresnis. Tai būtent iš tikrųjų tai yra įdomu ir tai yra gražu, nes kovos menai yra tai menas, tas pats, kai tapyti paveikslą. Aš tapau paveikslą, tai nėra muštynės, kaip visi sako, tai muštynės yra gatvėje, o ringė, varžybose tai yra kovos menas. Jordanai, teisėjas turi tenka veikti, ko negalima kovojant ir kas griežtai draudžiama, na, ypač tiems, kas stebės, tarkim, na, tokia neįgudusi akim. Na, jeigu tai paprastai, kad suprantamai pasakyti, tai negalima kasti, kas daugiau, visose stiliuose nebegalima kasti. Toliau laužyti galūnį, paimkime pirštus, laužyti, spirti, tarpkui. Tai yra tam tikrai apribojimai, bet jų nėra labai daug. Aišku, tai teisėjų yra ką veikti, nes kartais sportininkai įsijautę atlieka vienokius ar kitokius veiksmus nelabai leistinus, grinai neužvaldyti emocijų, tai teisėjas turi gana arti būti ir pirmutinis visą tai pastebėti. Tai žiūrovams iš tikrųjų tai yra įdomu, nes kitą kartą, atimkime, kada pagal Kingboxo K1 taisyklės yra kovojama, negalima metimus daryti, bet per kovą kartais būna ir parverčiama, tai taipogi tai nėra duodami taškai, bet neleisna tai daryti, bet sportininkai vis tiek kartais atlieka net tokius veiksmus. Bet žiūrovom kartais ir patinka tai pamatyti. Žinoma, visada žiūrovams patinka tai, kas negalima. Kalbant apie bendrą situaciją Lietuvoje, ar daug jaunimo sportuoja ir kokie tie kovos menai patys populiariausi šiuo metu? Jaunimo iš tikrųjų sportuoja daug ir, aišku, tokiais bumais, bet yra tokia paprasta taisyklė. Kiekvienas vaikas turi sportuoti 3 mėnesius per savo gyvenimo kovos menus, dėl to, kad įgautų savim pasitikėjimą, geriau seksis mokykloje, su mergaitė ir taip toliau, taip toliau. Tai faktiškai aš skaitau, kad tai yra privaloma
minimum praeiti tokį kursą. O iš tikrųjų, kaip rodo populiarumas, tai iš tikrųjų labai daug sportuojančių yra, vien tik tai Lietuvos Bušido federacijoje 304 federacijos. Plius mes atstovaujam Lietuvos kovos menų sąjungą, kurioje apjungiam daug federacijų ir matom iš tikrųjų tendenciją vien tik tai kilimo atžvilgių. Ir aišku, mes kaip kovos menai nekonkuruojam su kitais sporto šakom, mes tik vieni kitiem padedam ir trokštam kuo daugiau, kad sportuotų jaunimas. Bet iš tikrųjų tendencija labai didelė ir labai daug sportuoja. Gal Jordanas daug atlieka trenerio darbo, gal du žodžius. Nuo kokio amžiaus dažniausiai pradeda jau lankyti treniruotes? Dažnai būna, kad tėvai nori, kad vaikai pradėtų nuo 6-7 metukų. Ir iš tikrųjų tai yra gerai, kad jie jau pradeda eiti tą discipliną, į tą, vadimkime, norą sportuoti, siekti savo tikslų, tiesiog ugdyti savo charakterį. Aišku, labai svarbu, kad jie tai tęstų ir iki suaugusio ir dar toliau. Na, o stiliai tai yra įvairūs ir tie stiliai, kaip Donatas minėjo, kad apjungia Bušido visus tos stilius. Kartais vaikas nueina į dziudo, po to pasportuoja dziudo, po to nueina į smūginę techniką kažkokią, ten ir boksas, ir karatai įvairūs stiliai. Ir po to vis tiek grįžta dažnai į Bušido, nes nori iš tikrųjų pamatyti, ar aš iš tikrųjų esu tas stipriausias. Tai taip, kad amžiaus tarpsnis yra neribotas, kiti net pradeda sportuoti nuo 15-16 ir pasiekia aukštų rezultatų. Na kągi, belieka tik tai palinkėti didžiausios sėkmės Lietuvos rinktiniai. Rytoj jau kovos prasideda, KOK World Grand Prix 2015 vyks Vilniuje. Aš dėkoju Jums už pokalbį ir linkiu sėkmės. Ačiū, laukiam visų varžybos.